Mes su Justu Mamontovu visą laiką darėm savo skečus. Ir aš visą laiką Justą Mamontovą pakalbindavau, kad davai mes padarom savo filmą, nes mes taip ir numirsim nepadarę nei vieną savo filmą. Problematiška, bet padaroma. Ir Justas tada leptelėjo 12 kėdžių. Kas liko yra istorija. Jūsų kėdutės. Kur dar viena? Dar 10 eurų bus. Mes norėjom padaryti gerą, lankomą komercinį kiną. Tai yra komercinis filmas. Grinais ir į priekį. Kiek? 100 eurų. Durnas. Taip, tai yra labai geras kūrinys, būtent literatūrinis kūrinys. Ir kai aš jį vėl neseniai skaičiau prieš rašydamas scenarijų, tai aš dariau tai su malonumu ir man buvo keista, aš maniau, kad tai bus morališkai pasenę. 35 gimimo ne per jaunai atrodom, tovariščiai. Šudinis sensta. Gana griežtas siužetinės linijos laikymasis. Nes tose vietose, kur mes interpretuojam kūrinį, mes labai toli nenueinam nuo jo. A su kom atsiprašau, aš čia aplamai turiu garbės. Mano pavardė Benderis. Vardai išlikė tą patys. Girdėjot? Benderis pas mus yra Benderis, Kysa yra Kysa. Tiesa, mes tų gremėzdiškų Ipolitas Motvėjičius atsisakėm, nes tai jauno žmogaus ausai yra gremėzdiška ir labai svetima. Ir visom kalbom. Kysa. Kysa. Mesgi pakeitėm visą laikmetį, mes pritaikėm šių dienų Lietuvai. Ten buvo labai antagonistiniai laikotarpiai, čia mes turim lygiai tą patį. Ką jūs čia prigalvojat? Einam iš čia. Išpūsk. Ką? Išpūsk snukį. Taip. Dabar. Antagonistas, kuris yra Kysa, jisaigi yra buožė, jis dvarininkas yra. Kardo ir Žagrės sąjunga, jiegi yra proburžuaziniai, skirti nuversti demokratinę, kaip tuo metu buvo pateikiama sovietinė sistema. Net čia ir Vudama sako, kad prie viso buvo geriau. Tai kai mes viską vertėm ant mūsų kurpaliaus, movėm ant šių laikų, tai kažkas turėjo užimti tą poziciją ir natūraliai buvę dvarininkai tapo buvusiais sovietikais. O sovietinė Rusija tapo neapsiverčia žodis pasakyti, dabartinė Lietuva. Labą dieną, draugas Kysa, jūs manęs neprisimenat? Aš Viktoras, aš jūsų Volgą remontuoju, Kamyčičia. Dėl to pas mus yra antagonistinė pusė. Yra blogietis, yra blogiečių pusė. Tai blogiečiai pas mus ir yra, tie natūraliai tapo sovietiniai simpatikai vata. Bus ir kujas, bus ir pjautas. Komedija yra toks žanras, kur visi yra blogiečiai, ta prasme, kad visi yra juokingi, visi yra durniai. Labai nesveika galva. Visi išskyrus Benderį. Iš visų yra šaipamasi, nes yra toks žanras, tai yra komedija. 12 kėdžių. Vos linksmas klientas pasitaikė. Kinuose nuo gruodžio 23.